Kelio ženklinimas ir jo charakteristikos. Antras skyrius. Vertikalusis ženklinimas. Vertikalusis ženklinimas, susidedantis iš pakaitomis einančių baltų ir juodų juostų ant kelio statinių ir kelio įrangos elementų, nurodo jų gabaritus, padeda orientuotis ir žymimas taip. Įstrižos juodos ir baltos juostos žymi kelio statinių, tiltų, viadukų atramų, aptverimų, atitvarų, galinių dalių ir taip toliau vertikaliuosius elementus, kai šie elementai kelia pavojų važiuojančioms transporto priemonėms. Taip pat žymi nukreipiamųjų kelio ženklų 407-409 atramas skiriamosiose juostose, kelių atsišakojimo vietose. Vertikalios juodos ir baltos juostos žymi tiltų, viadukų, tunelių konstrukcijų apatinį kraštą. Horizontalios juodos ir baltos juostos žymi šviesoforų, kelio ženklų atramas, įrengtas skiriamosiose juostose arba saugumo salelėse. Įstriža plati juoda juosta žymi signalinius stulpelius, užtvarus, aptvėrimų, atitvarų, atramas ir panašiai. Horizontalios plačios brūkšninės linijos žymi šoninius aptvėrimų, atitvarų, paviršius staigiuose posūkiuose, stačiose nuokalnėse ir kitose pavojinguose ruožuose. O horizontali ištisinė juoda linija žymi šoninius aptvėrimų, atitvarų, paviršius kitose kelių ruožuose. Horizontalios brūkšninės baltos ir juodos linijos žymi gatvės bortelius pavojinguose ruožuose ir iškilias saugumo saleles.